Šiandieną pakalbėsime apie Yes Global sukurtos sistemos antrą įrankį, tai atlygio planą. Kiekvieną kartą, kai žmogus per tavo rekomendaciją nusiperka produktą, tu uždirbi pardavimo bonusą. Yes Global kompanija lygiai taip pačiai kaip ir visos yra pardavimų sistema. Tai reiškia, kad ne vieną kartą, o kiekvieną mėnesį, kai žmogus perka produktus, tu vėl ir vėl gauni tuos pačius procentus. Gauni tada, jeigu tu daliniesi ir žmonės prisijungia prie tavęs į kompaniją. Šiandien pakalbėsiu, kaip tu gali uždirbti pasikvietęs 2 partnerius arba per savaitę, arba iš viso pasikvietęs 2 partnerius aktyvius darbui, o kitus tiesiog kaip vartotojus. 2 aktyvių partnerių reikia, kad tu galėtum uždirbti šitoj kompanijai 6ženklės arba dar didesnės sumas. Ir tai šiandien parodysiu labai aiškiai, be jokių užuolankų. Hibridinis atlygio planas. Reta kompanija gali pasigirti su tokiu dosniu atlygio planu. Visų pirma, tai yra pakvietimo bonusas, kada žmogus pasirenka startinį rinkinį ir nusprendžia jį pirkti. Kai jisai užsiregistruoja ir tu suvedi duomenis, gauni antrą komisinį. Trečias komisinis, kada žmogus nusipirkęs mažesnį paketą nusprendžia pasididinti, tu vėl gauni komisinį. Binarinis bonusas, tai vat ir yra tas hibridinio atlygio plano dalis, kada partneriai statosi į kairę į dešinę, čia prasideda pasyvios pajamos, jeigu partneris dirba. Mečio bonusas tai yra tikrai dosnus bonusas, kada jau tavo partneriai pradeda uždirbti binariniam bonuse. Binarinis bonusas tai yra poros, kada vienoj pusėj pasistato partneris, kitoj pusėj ir susidaro pora. Toliau linijinis bonusas atsiranda mums vieną kartą į mėnesį, kaip ir mečio bonusas moka vieną kartą į mėnesį kompanija, kada jūsų partneriai, kurie yra užsiregistravę, šiandien būtent apie tai parodysiu, ir jūs gaunate kiekvieną mėnesį už tai, kad jūsų partneriai perka pakartotinai. Lyderiavimo bonusas, kada jūs kuriate komandą ir einate iš vieno lyderiavimo lygio į kitą. Ir taip keliaujate per rangus. Jį išmoka tada komisinį, kada jūs gaunate naują rangą. Ir valiutos bonusas įsigalios mums po 3 metų darbo su kompanija. Pabrėšiu, kompanija yra jauna. 2023 metais, Liepos 23 dieną, startavo kompanija į pasaulio rinką, todėl kompanijai dar nėra 3 metų. Tai pats laikas pradėti, tai yra naujausias dalykas, ką šiandien mes rinkoje galim pasidžiaugti ir parodyti su hibridiniu atlygio planu. Ir kaip tai žiūrisi uždirbant. Ką daryti, kad pradėti uždirbti? Daugiausia mes išgirstam tokį klausimą. Tai pirmiausia, pasirenkam vieną iš 3 siūlomų rinkinių. Verslo rinkinys tai yra pats geriausias ir optimaliausias mūsų kompanijoje, jeigu jūs norite uždirbti. Toliau eina šeimos rinkinys, čia yra 12 produktų, jeigu Pionier pakete 26, tai čia yra 12 produktų, šeimai pavartoti keliems mėnesiams tikrai užtenka ir pabandyti susipažinti su produktu. Ir kliento rinkinys lyderis, tai yra 3 produktai pabandyti pačiam. Matote kainas, dabar dar atkreipkite dėmesį, kad verslo rinkinys, tai yra komisinių ribojimų nėra. Šeimos rinkinys jau yra komisinių ribojimai, atidėjimai. Jeigu jūs būdamas su šeimos rinkinį, su bulgeriu, registruosite, pavyzdžiui, didesnį paketą negu bulgeris, jau jūsų dalis komisinio atsidės į upgrade sąskaitą lygiai taip pačiai su lyderiu. Jeigu registruosit nepasikėlę patys paketo, registruosite didesnį paketą, dalis komisinio jūsų atsidės. Šitoj skaidriai labai aiškiai surašiau, jums yra proga pasistudijuoti šitą skaidrę,
labai aiškiai parašiau, kada jūs esat pionierius ir kas vyksta, kai jūs užregistruojat 2 pionierius, jūs gaunat 600, ane? O kai jūs esat bulderis ir užregistruojat 2 pionierius, jūs gaunate 421, beveik 200 mažiau. Dalis pinigų jums keliaus į Apgreido sąskaitą. Iš tenai pinigus galėsit panaudoti tik tada, kai nuspręsite bulderį pakelti į pionierių, susimokėję skirtumą. Lyderio paketas, jeigu registruot pionierių, pas mus retai tai būna, jisai gauna iš karto tik tai 269. Dalis pinigų keliauja vėl į Apgreido sąskaitą. Ir čia padariau pavyzdžius su, kai registruoja bulderį, kiekvienam paketui čia esat viršų jūs ir kai jūs registruojat, kodėl parašiau kairiai vienoje ir kitoje vienodus, kad jūs žinotumėt pagal taškų skaičių. Būnant pionierių, užregistruosit 6 partnerius su šitais paketais, jūs uždirbsit 905. Jeigu jūs, būdamas bulderis, 6 užregistruosit, jums sąskaitai įkris iš karto 717, o 140 pakabos Apgreido sąskaitoj. Lygiai taip pačiai su lyderiu. Tuos pačius 6 partnerius registruojant, uždirbsit 485, 322 pas jūs bus Apgreido sąskaitoj. Tie pinigai niekur nedingsta, jūs juos galėsite panaudoti, kai nuspręsite, pavyzdžiui, iš lyderio pereiti į pionierių, jums tiesiog mažiau dadėti reiks. Bet atkreipkite dėmesį, jeigu sudėti 485 ir 322, vis tiek mažiau bus negu 905 eurai. Todėl, jeigu nusprendėte kurti komandą, pasikelkite pirmiausia savo į pionierių ir tada pradėkite registruoti partnerius ir visą laiką gausite neribotą komisinę. Dabar kaip atrodo binaras. Šiandien norėsiu daugiau pakalbėti apie binarą, kada vienoj pusėje statosi 2 partneriai, kitoj 2, 3, 4 ir taip toliau. Dabar žiūrėkit, aš paskaičiavau lentelę labai paprastą ir žiūrėkit, kaip padariau. Pirmą savaitę iki 10 savaičių paskaičiavau gyliai čia partnerių skaičius ir uždarbis. Čia bus uždarbis paskaičiuotas tik iš binaro, tik iš vieno komisinio. Įsivaizduokit, kad jūs esat pionierius, paketas jūsų pionierius ir jūs nusprendėte dirbti. Jūs pasikvietė 2 partnerius. 2 partnerius. Čia paskaičiavau lyderiais, o paskui parodysiu, kaip su pionieriais būtų, kad pamatytumėt skirtumą. Jūs pasikviečia 2 partnerius lyderiais, ane? Atsistoja vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Jūs uždirbate iš binaro 10,80. Už patį paketą eina atlygis atskirai, šitoj lentelėje nerodžiau. Dabar mūsų būtų susitarimas 2 partneriai. Pasikviesti 2 partnerius ir su jais dirbti. Dabar susitarimas, kad šitie 2 partneriai irgi pasikviečia po 2 partnerius. Jūs antram gilyje jau turit 4 partnerius. Ane? Dabar šitie antros linijos 4 partneriai irgi pasikviečia po 2 partnerius. Tada trečioj linijoje pas jūs jau yra 8 partneriai. Ir taip iki 10 savaitės, aš imu čia po savaitę, čia galima imti kasdien, čia galima imti po mėnesį, kaip jūs norit. Per 10 savaičių visi jūsų pakviesti 2 partneriai pasikviečia po 2. Va taip tokia sistema. Po 2 partnerius. Jūs pasikviečia 2 partnerius, tie 2 partneriai jūsų po 2 ir taip jūsų komandai per 10 savaičių 2000 partnerių virš, ne? Pažiūrėkit, kiek jūs būsit per 10 savaičių uždirbę, jeigu visi dirbsite tik su lyderiukais, jūs būsite uždirbę 11 000.
Bet kad tie partneriai gautų tą patį ir pakartotų tą patį, jie turės pereiti pionierių. Kad gauti 10 tūkstančių, nes jeigu lyderį registruoja, komisinis 9 tūkstančiai. Aš paskaičiavau, kad jie pionierius. Tai reiškia, komisiniai čia bus ženkliai didesni, bet paskaičiavau, dabar žiūrėkit, einam į kitą lentelę ir pasižiūrėkit, ant kiek yra unikalu. Dabar kita lentelė, variantas lygiai tas pats, jūs pionierius ir kviečiate dabar tik pionierius po 2 partnerius. Jūs galite daug registruoti tų partnerių, bet va tie 2 pionieriai darys tą patį. Jie pasikvies po 2 pionierius ir kitus partnerius kitais paketais gali registruoti. Bet būtent šitie 2 po 2. Pažiūrėkit, kaip skiriasi komisinės. Jūs lygiai taip pačiai po 10 savaičių iki 10 gylio bus 2000 partnerių. Uždarbis 95 tūkstančiai. Dar kartą galiu pasakyti, čia gali būti 10 mėnesių. Gerai, jūs paimkite 10 mėnesių. 95 tūkstančiai tik iš binaro. Jūs man pasakykit, kokiam darbe galima tiek uždirbti? Jokiam. Tuo labiau, kad šitie partneriai, pionieriais gali tapti palaipsniui. Pradėti nuo 108 eurų galima ir pereiti į tokius pinigus. Niekur nėra tokio atlygio plano. Niekur. Jūs turėsite 10 gylių. Čia viskas yra paskaičiuota skaičiai, bet čia gali būti dvigubai daugiau, nes gal jūs turėsite savo pirmoje linijoje ne 2 partnerius, o 4, 10 ar 20 ir tarp jų bus daug aktyvesnių. Su tuo reikia rimtai padirbėti. Bet tai labai paprasta, tiesiog žmogui parodyti šitą video. Dabar sekantis atlygio planas, kuris be galo dosnus, ir iš jo ypatingai pasyvios pajamos jau iš pakviestų partnerių. Dabar paimkime tuos pačius partnerius, kuriuos mes pasikvietėm į kairę, į dešinę, 2 partneriai. Kada mes pasistatom į kairę, į dešinę 2 partnerius, visai nesvarbu kokiais paketais, ir jie po registracijos paketo pirkimo, jie daro sekantį mėnesį aktyvaciją. Jūs nuo jų pirkimo po 1 produktą, aš paskaičiavau su mažiausia suma, šitą skaidrę su mažiausia suma 1 produktas, ne? Jūs nuo 2 partnerių gausite 1 produktas, tai jūs gauna po €60 nuo 1, ne? 10% moka nuo 1 gylio, jūs už 2 gausite 3,20 €. Paskui ir lygiai taip pačiam antram gylyje jau bus pas jūs 4 partneriai, kai jie pirks, jūs gausite 9,60 €. Jums asmeniškai užtenka 2 partnerių ir kai jūsų tie 2 partneriai irgi tą patį darys, jūs gausite už antrą gylį. Dabar, kad atsidarytų jums 3 ir 4 gylis, jums reikia dar po 1 kairiai ir dešiniai asmeninių partnerių. Tada jūs savo asmeninių jau kairiai ir dešiniai turėsite po 2, jie jums atidato 3, 4 gylį, jau ir 3 gylį 20%, 4 15% nuo jūsų komandos visų partnerių gylio moka kompanija tokias sumas. Aš šiandien netgi surašiau, kiek jūs gautumėte nuo tų gylių. Ir taip po truputį jūs į savo komandą sustatot į kairę, į dešinę po 5 iš viso partnerius. Kad jums šita sistema labai gerai vyktų, jums reikia turėti 10 asmeninių partnerių. Ir grįžkime prie pirmo skaidrių, ką aš pasakojau, 2 aktyvius. Vienas vienoj pusėje, kitas kitoj. 10 užsiregistruojant, iš jų 2 aktyvus, kurie pakartos tą patį. Pinigai labai dideli.
Dabar čia paskaičiavau iš visų tų 2000 partnerių, kurie pirks per visus 10 gylių, apie kuriuos kalbėjom prieš tai. Jūs uždirbsite 1700 kiekvieną mėnesį, jeigu jie visi pirks po vieną produktą. Po vieną. 30 eurų į mėnesį. Jie visi darys tą patį, aišku, jie pirks iš uždirbtų pinigų, ane? Judam toliau, dabar parodau dar vieną skaidrę. Jūs turite savo asmeninių 10 partnerių, jūs turite didelę komandą, 2000 partnerių ir daugiau. Ir jie visi perka produktus 3. Mūsų sveikatos trikampį. Kiekvieną mėnesį. Pažiūrėkite, koks bus jūsų atlygis. 5144. Plius minus gali būti daugiau, mažiau, bet maždaug tiek. Galiu pasakyti, kad tai yra įmanoma, mes panašiai gauname, aišku, ne visi dar daro aktyvacijas, bet tai gauname jau ir jūs tai galite gauti. Tiesiog sistemingai eiti šitą kryptim ir teisingai partneriui paaiškinti, dėl ko jisai atėjo. 95% komisinio nuo PV taškų yra atiduodama partneriams. Tai yra be galo didelis atlygio bonusas. Ir šiandien dienai, kad jūs tai suprastumėte, mes turime labai daug video, kaip veikia visas atlygio planas. Šiandien parodžiau pagrindinius, iš kurių ateina pinigai greitai ir čia ir dabar. Tai atlygio plano komisinio va šitas paskutinis mokamas vieną kartą į mėnesį, kai visų partnerių yra supliusuojama ir išmokama mėnesio 1 dieną. Binaras paketų pirkimas mokamas viskas paros bėgyje. Tai šiandien tiek, ačiū, kad klausėte. Susisiekite su to žmogum, kas jums davė šitą video, kas jūs pakvietė į šitą binarą. Ir būtinai pasidarykite registraciją ir pradėkite uždirbti.